Šiomis dienomis tampa pavojinga būti vienu iš Putino pakalikų. Namuose tenka susidurti su prezidentu, kuris akivaizdžiai prarado sveiką protą dėl savo manijos dėl Ukrainos. Vaikščiojimas ant kiaušinių lukštų tapo visų Putino generolų specialybė, nes jie desperatiškai stengiasi nedaryti ir nesakyti nieko, kas galėtų priversti paranojišką Putiną išsiųsti juos į netikėtas keliones pro atvirus langus. Tačiau tiems generolams, kurie sugeba susitvarkyti su Putino beprotybė, kyla kita grėsmė, kur kas sprogstamesnė. Ir ką tik pareikalavo 2 generolų gyvybių, kai jie ramiai valgė ir šnekučiavosi saugiausiame Rusijos mieste. 2 Putino generolai neseniai žuvo paslaptingomis aplinkybėmis ir dėl to gali būti kaltas sprogimas Maskvos restorane. Rusijos kariuomenės gretose plinta baimė. Ir taip turi būti. Kad ir kokias saugumo priemonės Kremlius taiko savo kariniams vadams, jos tiesiog neveikia. Apžvelkime situaciją. Rugpjūčio 1 Kudrinskojos aikštėje Maskvos centre. Aikštėje yra itališkas restoranas Balsi Rossi ir būtent šiame restorane turėjo vykti dar vienas prabangus vakaras. Balsi Rossi tokie vakarai nebuvo naujiena. Įsikūręs Krasnaja Presnaja rajone Maskvoje, jis yra pačioje vienos turtingiausių miesto vietovių širdyje. Oligarchai ir kariniai pareigūnai, visi jie praturtėjo iš Putino nešvarių pinigų, reguliariai lankosi šiame restorane. Pasipipuošę prabangiais drabužiais, ruošdamiesi ragauti geriausią maistą, kokį tik gali pasiūlyti Maskva, tie elito atstovai vaikšto išdidžiai, tarsi visiškai nesuvokdami ekonominio chaoso, kurį jų lyderis sukėlė jų šaliai. Na ir kas, jei dauguma Rusijos gyventojų susiduria su siautėjančia infliacija, o verslai žlunga vienas po kito, net iki 15 000 per mėnesį. Džiaugsmo visada ras tie, kurių nosis išteptos Putino rudomis dėmėmis, o žmogus, kuris norėjo patirti tą džiaugsmą rugpjūčio 1, buvo vienas naujausių Putino kariuomenės padalinių vadų. Tas žmogus buvo generolas pulkininkas Aleksandras Čaiko. Naudžiai paskirtas Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vadas ir žmogus, kuriam suteiktas Rusijos didvyrio vardas, turėjo priežastį švęsti rugpjūčio 1. Jis šventė savo 55-ąjį gimtadienį ir jam viskas klostėsi kuo puikiausiai. Žiaurumas atsiperka, kai esi Putino artimiausio rato dalis, o žmogus, kuris prižiūri civilių žūtis Ukrainos miestuose, už savo darbą gauna dosnų atlygį. Čaiko surengė mažą vakarėlį savo garbei. Iškilmingi svečiai rinkosi į Balsi Rossi, pasiruošę dar vienam vakarui su pagyromis ir prabangiu maistu, švęsdami pragarą, kurį jie sukūrė Ukrainoje. Turėdamas tokį iškilų svečią savo sąrašuose, restoranas ėmėsi ypatingų saugumo priemonių. Apsauginiai buvo visiškai budrus, kai atvyko aukšti pareigūnai ir garbingi svečiai. Tada atvyko netikėtas asmuo – moteris, nešanti paketą, kuris atrodė kaip dovana. Moteris bandė ramiai įeiti į privatų renginį, bet ją sustabdė prie durų. Apsaugos darbuotojui kilo įtarimų dėl tariamos kurjerės, todėl jis ją sustabdė. Jis paklausė, kas yra dėžėje. Moteris tegalėjo pasakyti, kad tai dovana. Įtarimams dar labiau sustiprėjus, apsauginis nusprendė atlikti patikrą. Būtent tada sprogo bomba. Sprogimas buvo toks galingas, kad manoma prilygo kilogramo TNT sprogimui ir sudrebino Balsi Rossi. Bomba greičiausiai buvo detonuota nuotoliniu būdu ir vis dar kyla klausimų, ar kurjerė apskritai žinojo, kas buvo pakuotėje. Restorano tyrimas po sprogimo parodė, kad sprogstamajame pakete taip pat buvo guolių rutuliukų, kurie būtų išsibarstę plačiai ir didžiulė jėga, greičiausiai siekiant padidinti aukų skaičių per ataką. Sprogimas buvo toks stiprus, kad moters palaikai buvo rasti maždaug už 15 metrų nuo atakos vietos. Ta moteris buvo viena iš žuvusiųjų Balsi Rossi restorane. Per artimiausias valandas pasirodė daugiau naujienų. Per sprogimą žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų ir apsaugos darbuotojas, kuris paprašė patikrinti siuntinį. Dar 21 žmogus buvo sužeistas. Ginkluoti pareigūnai ir tyrėjai aptvėrė įvykio vietą ir pradėjo aiškintis, kas nutiko, o Balsi Rossi kreipėsi į socialinius tinklus, tik pranešdamas, kad lauke kilo problema. Tas įrašas netrukus buvo pašalintas ir pats restoranas jį pavadino netinkamu. Neaišku, ar tas netinkamumas buvo susijęs su neformaliu įrašo pobūdžiu, ar dėl to, kad tuo metu vyko aktyvus tyrimas. Iki rugpjūčio 2 aukų skaičius išaugo, kaip pranešė keli šaltiniai, įskaitant prokremlišką REN TV Telegram kanalą ir Rusijos laikraštį Izvestija. Atrodo tikėtina, kad 2 iš 21 sužeistojo galėjo mirti nuo patirtų sužalojimų. Tai, kas įvyko Maskvoje, sukrėtė miestą. Kaip tai galėjo nutikti? Maskva juk turėtų būti apsaugota nuo tokių išpolių. Tai Rusijos sostinė, apsupta didžiuliais oro gynybos žiedais ir pilna saugumo tarnybų, kurių vienintelis darbas – saugoti žmones, ypač Putiną ir jo artimiausią aplinką. Aleksandras Čaiko yra tos artimiausios aplinkos dalis ir atrodo gana aišku, kad jis buvo tikėtinas taikinys dovanos, kurią galbūt nieko neįtarianti moteris atnešė į Balsi Rossi rugpjūčio 1. Bet kodėl Čaiko turėjo būti taikinys?
Jei esate ukrainietis, turite daug motyvų pašalinti būtent šį generolą. Gegužę Čaiko buvo oficialiai paskirtas naujuoju Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vadu, pakeisdamas Viktorą Avzalovą. Tai buvo keistas Putino žingsnis. Čaiko neabejotinai yra patyręs vadas, jis ne veltui yra Rusijos didvyris. Bet ta priežastis yra ta, kad jo patirtis beveik visiškai susijusi su karių siuntimu į mėsmalę, kurią Rusija sukūrė Ukrainoje. Jis yra sausumos pajėgų vadas, kuris buvo paskirtas vadovauti oro pajėgoms. Šį sprendimą galima švelniai pavadinti politiškai motyvuotu. Mažiau švelniai tariant, Čaiko yra žmogus, kuris darys tai, ką Putinas jam lieps, kai Putinas jam lieps tai daryti. O tai reiškia, kad kai bus duotas įsakymas paleisti daugiau raketų ir dronų į Ukrainos miestus, siekiant nužudyti kuo daugiau civilių, Čaiko tai padarys nedvejodamas. Tačiau nors Čaiko yra sausumos pajėgų vadas, jis turi daug patirties žudant nekaltus žmonės iš oro. Jis išgarsėjo dėl savo veiklos Sirijoje, kai buvo išsiųstas remti buvusį diktatorių Bašarą al-Asadą nuo 2019 m. rugsėjo iki 2020 m. lapkričio, o vėliau dar keliems mėnesiams 2021 metais. Ten Čaiko vadovavo nuolatiniams oro smūgiams prieš klinikas, mokyklas, ligonines ir kepyklas, ypač Idlibo regione, kurį tuo metu kontroliavo su Asado režimu kovojantys sukilėliai. Šių smūgių sistemingumas ir žiaurumas parodė Rusijos prezidentui, kad Čaiko gali būti toks pat beširdis kaip ir Putinas. Ir iš tiesų, per pirmosius kelis mėnesius naujose pareigose Čaiko savo būdingą žiaurumą nukreipė ir prieš Ukrainos žmones. Pasinaudodamas nuolatiniu Ukrainos Patriot raketų trūkumu, Čaiko įsakė masiškai paleisti balistinės raketas į Ukrainos miestus. Liepos mėnesį Čaiko pajėgos paleido 195 balistinės raketas į Ukrainą, iš kurių tik 29 buvo perimtos dėl mažėjančių Patriot atsargų. Tas balistinės raketas lydėjo 265 sparnuotosios raketos, iš kurių 187 buvo perimtos. Taip pat 8653 smogiamieji dronai. Per kelis Rusijos išpuolius žuvo civiliai, o dar daugiau žmonių žuvo per atakas įvykdytas rugpjūtį. Rugpjūčio 5-ąją Rusija surengė dar vieną atakų bangą, daugiausia sutelkdama dėmesį į Kyjivą ir aplinkinius regionus, kur, kaip pranešama, žuvo mažiausiai 17 žmonių. Aukų taip pat buvo Charkive ir Donecke. Pirmajame žuvo vienas žmogus, o antrajame pranešta apie 3 žuvusiosius. Štai kodėl Čaiko yra toks vertingas Putinui. Jis be jokio sąžinės graužimo įsakys žudyti Ukrainos civilius. Taigi jūs turbūt laukite, kad pasakytume, jog Čaiko taip pat žuvo per išpuolį Maskvos restorane. Deja, Ukrainai. Tačiau čia istorijoje atsiranda posūkis. Atrodo, kad bomba, nepraėjusi pro apsaugą, išgelbėjo Čaiko gyvybę. Rusija teigia, kad skerdikas iš dangaus išgyveno ir kovos dar vieną dieną, nors jo šeima nuo sprogimo galėjo ir nukentėti. Pasak The Ostka, tremtyje veikiančio Rusijos naujienų portalo, tikriausiai dėl to, kad jo pranešimai nesutapo su oficialia Kremliaus linija, šaltinis iš Balsirosi vadovybės teigia, kad Marija Čaiko, kuri yra generolo dukra, galėjo būti sužeista per sprogimą. Tai siunčia žinutę Čaikui. Tas, kuris be gailesčio žudo Ukrainos civilius, ką tik sužinojo, kad karas gali sugrįžti ir į jo šeimą, jei tikrai už to slypi Ukraina. Ten niekas dar nepatvirtinta, o Ukraina nieko nekomentuoja. Vis dėlto Marija ne Aleksandras. Vadinasi, tas, kas bandė įvykdyti šį pasikėsinimą, nesugebėjo rimtai pakenkti Rusijos kariniai vadovybei. Tiesa? Neskubėkime. Ši istorija turi daugiau posūkių nei Twizzler saldainių pakuotė, nes pasirodė naujienų, rodančių, kad sprogimas Maskvoje galėjo būti sėkmingesnis nei manyta iš pradžių. Bet prieš atskleisdami daugiau, primename, kad žiūrite karinę laidą. Mes pateikėme visą vaizdą, peržengdami antraštes ir parodydami, kas iš tikrųjų vyksta. Būtinai prenumeruokite ir įjunkite pranešimus, kad nepraleistumėte nė vieno mūsų būsimo vaizdo įrašo. Rugpjūčio 6 dieną platforma United24 paskelbė labai įdomų straipsnį. Jame buvo rašoma, kad pora Rusijos generolų, iš kurių vienas nenustatytas, o kitas įvardytas kaip generolas leitenantas Igoris Jerosolimovas, žuvo neaiškiomis aplinkybėmis. Necromancer X paskyra pranešė, kad generolas buvo palaidotas rugpjūčio 5 dieną, nors taip pat yra teiginių, kad pranešimas apie laidotuves galėjo būti planas ir kad Jerosolimovas vis dar gali būti gyvas. Tai atrodo būtent tai, ką Kremliaus šaltiniai sakytų praradęs aukšto rango generolą. Tačiau jūsų dėmesį turėtų patraukti laidotuvių data. Rugpjūčio 5 yra vos keliomis dienomis po rugpjūčio 1, kai buvo užpultas Maskvos restoranas. Platforma United24 tai aiškiai pasako. Yra teiginių, kad Jerosolimovas ir nenustatytas generolas buvo Chaiko mažos puotos svečių sąraše. Jei tai tiesa, tuomet pasikėsinimas Balsirosi galėjo būti sėkmingesnis nei manyta iš pradžių. Čaikas galėjo išgyventi, bet 2 kiti generolai galėjo žūti. Mes tikrai žinome, kad nenustatytas generolas jau palaidotas. Jerosolimovo laidojimo vieta neatskleista, tačiau antrasis generolas buvo palaidotas Trojakurovo kapinėse. Pranešama, kad ceremonija vyko taikant itin griežtas saugumo priemonės.
Pareigūnai saugojo kapinės nuo pat ankstyvo ryto, kai kariai buvo atvežami autobusais atiduoti pagarbos. Taip pat buvo tikrinamos transporto priemonės, o visi pėstieji atvykę į ceremoniją turėjo pereiti per metalo detektorius. Bet čia prasideda įdomiausia dalis. Pasak United 24 Media, procesiją lydėjo garbės sargyba, o tai leidžia manyti, kad laidojamas neįvardytas generolas buvo labai svarbus asmuo. Ta sargyba nešė Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vėliavą, tačiau šalia kapo buvo pastatyta Rusijos sausumos pajėgų vėliava. Čia susideda keli įdomus faktai. Generolas tarnavęs tiek Rusijos oro, tiek sausumos pajėgose. Garbės sargyba tinkantis svarbiam asmeniui, galbūt net Rusijos didvyriui. Vyras, kurio dukra galbūt buvo pakankamai arti tam tikro restorano sprogimo, kad, kaip pranešama, buvo sužeista. Visa tai skamba kaip tokios laidotuvės, kokios būtų surengtos tokiam vyrui kaip Aleksandras Čaiko. Tai atrodo dar labiau tikėtina po Pravda pranešimo rugpjūčio 8 dieną, kuriame buvo atskleista, kad moteris vardu Žiulija Kirilova, kuri buvo Čaiko giminaitė, mirė nuo sužeidimų patirtų per sprogimą Maskvos restorane. Taip pat yra pranešimų, kad Čaiko žentas žuvo per išpuolį, galbūt dukters, kuri, kaip pranešta, buvo sužeista vyras. Taip pat nerandame jokių pranešimų, kad Čaika būtų pasirodęs viešumoje ar grįžęs į savo pareigas po išpuolio. Ir kadangi Kirilova mirė, o yra pranešimų, kad jo dukra buvo sužeista per sprogimą, atrodo gana aišku, kad pats Čaika buvo pakankamai arti sprogimo, kad būtų pakliuvęs į sprogimo zoną. Ar Rusijos teiginys, kad Čaika nebuvo nužudytas, galėtų būti per ankstyvas ar netgi klaidingas? Ar Rusija ką tik slapta palaidojo vieną iš savo aukščiausių generolų, net ir teigdama, kad jis išgyveno ataką? Mes nesužinosime, kol Čaika vėl nepasirodys, jei tik jis bus tokios būklės, kad galėtų tai padaryti. Ir, žinote, nėra miręs. Ir jei Čaika ką tik buvo slapta palaidotas, galbūt teiginiai, kad Igoris Jerusalimovas dar nėra atgulęs amžino poilsio, taip pat yra neteisingi. Šį įvykį gaubė tiek daug paslapčių ir intrigų, o Rusija labai griežtai slepia tikrai žalų mastą padarytą Balsy Rossi tą lemtingą rugpjūčio 1 vakarą. Vienintelis dalykas, dėl kurio Rusija atrodo yra tikra, kas turėtų būti kaltinamas dėl sprogimo Maskvoje. Nėra jokių abejonių. Rusija tvirtina, kad tai turėjo būti Ukraina. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas buvo šiek tiek santūresnis nei kai kurie jo kolegos, kai netrukus po išpuolio pranešė apie šį įvykį. Vakar Maskvoje įvyko žiaurus teroristinis išpuolis, nusinešęs kelių žmonių gyvybės. Tie, kurie atsakingi už šį nusikaltimą, tikrai bus surasti ir sulauks pelnytos bausmės, pareiškė Sobjaninas. Tačiau jis nepateikė jokių detalių apie tai, kas, jo manymu, galėjo būti užpuolimo organizatoriai, ar kokie galėjo būti jų motyvai. Rusijos ambasada Romoje nepaliko abejonių, ką Kremlius kaltina dėl sprogimo. Ambasada pareiškė, kad išpuolį įvykdė Kijevo teroristai ir kad jie tai padarė norėdami įbauginti Italijos piliečius dirbančius Rusijoje, bei parodyti jiems, kad jie taip pat atsidūrė taikiklyje ir gali tapti niekšo kitomis aukomis. Rusija jau bando iškraipyti įvykius ir supriešinti šalį, kuri yra Ukrainos sąjungininkė, su pačia Ukraina. Tipiška Rusija. Kaip kas nors galėtų patikėti teiginiu, kad Ukraina taikytųsi į Balsy Rossi tam, kad nužudytų italų šefus, kai tuo metu restorane vyko svarbaus Rusijos generolo vakarėlis, mums nesuvokiama. Jei tai padarė Ukraina, akivaizdu, kad Čaiko buvo pagrindinis motyvas. Ukraina tikrai nepultų italų civilių vien tam, kad juos nubaustų už darbą Rusijoje, nesvarbu, ką teigia ambasada Romoje. Daroma prielaida, kad šią ataką įvykdė Ukraina, tačiau nei Ukrainos žvalgyba, nei slaptosios tarnybos neprisėmė atsakomybės. Tačiau Rusija mano žinanti, kas susprogdino Balsy Rossi. O daugybei šalies generolų, kurie buvo priversti siaubu stebėti, kas įvyko restorane, buvo perduota žinutė. Nė vienas iš jūsų nėra saugus, nesvarbu, kas esate ar kur esate. Nuo tų, kas vykdo šiuos nužudymus. Taip, mes sakėme nužudymai daugiskaita. Ir ne todėl, kad atrodo tikėtina, jog po rugpjūčio 1 atakos žuvo 2 Rusijos generolai, galbūt įskaitant ir Čaiką patį. Sprogimas Balsy Rossi yra tik naujausias iš virtinės nužudymų ir bandymų, kurie jau pasiuntė keletą aukščiausio rango Rusijos generolų į kapus. Medūza atskleidžia daugiau. Rugpjūčio 3 straipsnyje teigiama, kad per pastaruosius 2 metus prieš Rusijos generolus buvo surengta mažiausiai 6 pasikėsinimai, iš kurių 3 buvo patvirtinti kaip mirtini, neskaitant sprogimo Balsy Rossi. 2024 m. gruodį Rusijos radiacinės, cheminės ir biologinės gynybos pajėgų vadovas Igoris Kirilovas tapo pirmuoju žinomu aukšto rango Rusijos generolu, žuvusiu per vieną iš šių pasikėsinimų, kai jam einant pro šalį Maskvoje buvo susprogdinta prie motorolerio pritvirtinta bomba. Kažkas panašaus nutiko Rusijos generalinio štabo pagrindinio operacijų direktorato pavaduotojui generolui leitenantui Jaroslavui Moskalikui 2025 m. balandį. Tik jis buvo pašalintas ne motoroleriu, o sprogimui paruoštu Volkswagen automobiliu. Jį į kapą palydėjo generolas leitenantas Fanalas Savarovas, vadovavęs Rusijos generalinio štabo operacinio rengimo direktoratui.
Vėlgi, kalta buvo automobilyje padėta bomba, šį kartą pietų Maskvoje. Buvo ir kitų bandymų. Pirmasis generalinio štabo pagrindinio direktorato pavaduotojas, generolas leitenantas Vladimiras Aleksejevas, buvo pašautas daugiabučio namo, kuriame gyveno, vestibilyje. Atrodo, kad jis išgyveno. Panašu, kad tas pats galioja ir generolui majorui Azadbekui Omabekovui, vadovaujančiam Rusijos 64-ąjį motorizuotųjų šaulių brigadai. Tai ta brigada, kuri 2022 m. vasarį bandė įsiveržti į Kijevą, darydama jį itin svarbiu taikiniu, ypač tiems, kurie yra Bučoje. Omabekovas yra vienas iš Bučos skerdikų, atsakingas už šimtų civilių žudimą ir kankinimą per pirmąsias invazijos savaitės. Jis galėjo būti taikinys, o gal ir ne, kai Kabarovsko krašto karinėme garnizone pašto dėžutėje buvo padėta bomba. Pranešimai nėra aiškus, tik anoniminiai Telegram kanalai teigia, kad išpuolis įvyko, praneša Meduza. Vienas dalykas iš viso to yra gana aiškus. Tai, kas įvyko Balsirosi, nebuvo vienkartinis atvejis. Tai yra dalis tendencijos, kuris labai gąsdina Rusijos generolus, ypač todėl, kad tai dar vienas pasikėsinimas Maskvos širdyje. Kažkas, ir mes nesakome, kad tai tikrai Ukraina, turi savo agentų pačioje Rusijos valdžios širdyje ir atrodo, kad Kremlius nieko negali dėl to padaryti. Rusija bando apsaugoti savo generolus, įgyvendinamos saugumo priemonės, tokios, kokios buvo įdiegtos Balsirosi viduje, kai buvo pasikėsinta į Čaiką, tačiau to nepakanka. Rusija negali surasti žudikų, o jei jų neranda, negali nieko padaryti. Kas bebūtų atsakingas už šiuos nužudimus, jis tikriausiai turi visą šnipų tinklą pačioje Maskvoje, kurie veikia kaip akys ir ausis, sekdami galimus taikinius. Rusijos elitas nežino, kur kreiptis. Jie žino, kad kažkas kažkur, tūnantis šešėleliuose, gali juos sekti net dabar, kai kalbame. Ir jei jie pakankamai išsišokia, kad surengtų prabangų gimtadienio vakarėlį viename turtingiausių Maskvos rajonų, na tai reiškia, kad jie tampa taikiniu. Kalbant apie Kremliaus patarimus šiems aukšto rango asmenims, užsiauginkite barzdą ir nusidažykite plaukų šaknis. Rimtai, būtent taip, pasak informatoriaus, Rusijos generolams nurodė daryti jų gynybos ministeriją po naujausio sprogimo Maskvoje. Tai žinoma geriau nei Clarkas Kentas su savo akiniais. Bet kažin ar barzdos užsiauginimas apgaus potencialų žudiką, kuris stebi kiekvieną taikinio judesį. Kai tas taikinys išeis iš namų, seklys tiesiog pasakys, žiūrėk, jis užsiaugino barzdą. Neskelbkite asmeninės informacijos socialinėse tinkluose, keiskite telefono numerius ir būkite atsargūs su tais, kuriuos dažnai matote įprastuose maršrutuose. Bet čia ir yra problema. Tai yra pačios pagrindinės taisyklės. Šiems generolams nesuteikiami asmeniniai apsaugininkai ar kas nors, kas iš tikrųjų galėtų užkirsti kelią išpuoliui. Atrodo, kad patarimas tiesiog užsiauginti veido plaukus ir nesinaudoti internetu. Nors tai ir pagrindiniai patarimai, Čaiko jų nesilaikė. Dabar Rusijos generolus užlieja nauja baimės banga ir joks barzdų kiekis jos nesustabdys. Faktas, kad įvyko Balsirosio išpuolis, yra dar vienas pažeminimas Putinui kare, kuriame tokių pažeminimų jau buvo daug. O vos prieš kelias dienas kito pobūdžio gėda privertė Putiną raudonuoti ir jaustis nepatogiai, neramiai muistyti savo kėdėje. Tariamas sąjungininkas ką tik pasakė Putinui, kad jau laikas baigti jo karą. Ta sąjungininkas šį pareiškimą paskelbė tiesioginės televizijos eteryje, sėdėdamas šalia paties Putino. Sužinokite daugiau apie tai ir apie tai, kas pasakė Putinui, kad jis turi sustoti, mūsų vaizdo įraše. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite prenumeruoti Karinės laidos ir įjungti pranešimus, kad savo naujienų sraute matytumėte daugiau mūsų vaizdo įrašų. Ačiū, kad žiūrėjote.